bet koks negatyvus gali būti paversti į pozityvą. Papasakos dabar savo unikalią istoriją, dabar kaip man buvo. Dabar aš turiu atostogų 5 dienas. Neberėk mane eiti darbą. Esmė kuoki, pasitempiau nugarą. Nuvariau pas daktarą, gavau biuletinį ir man sakė, reik vakščiuoti. Tai aš čia yra vakščiuoju dabar. Bet ne tam esmė. Esmė yra tami, kad o ne, pasitempiau nugarą, skaudu, ką bloga. Vietoj to man net nėra tokių minčių, ką anksčiau būtų. Dabar man natūrali reakcija, atsakymas į susiklošį situaciją yra pozityvi būsena, kad aš iškart matau kažkokį pozityvą tame. Išdyga kažkokią situaciją, kaip dabar vardinau. Nugarą pasitempiau. Ir aš vietoj to, kad būčiau susikuprėjęs, dabar vis laik būnu pasitempęs. Ir aš tam pastebėjau ir aš sakau, kaip smagiai šitas visą man atsiunti ton situacijai, kad aš gaučiau šitas dabar atostogų, galėčiau išeiti daugiau pasivakščioti gamtą, kad ir labai graži tapa prisnigiam pilna. Ir tuo pačiu galėčiau savo pauščiur susitvarkyti. Lietuvišką nežinau, ką pasakyti, pamiršau visiškai. Bet esmė yra taip, kad bet koks dalykas, kas išlenda. Absoliučiai. Tu esi kūrėjas, tu esi kūrėja. Tu sukuri savo realybę, nuspręsdams, ko dalyką tau reiškia. Vietoj to, kad aš dabar verkčiau ir šlubaučiau, aš nusprendžiau, kad man yra aфигенно, aš turiu dabar laisvą laiką išeit pasivakščiuoti, padaryti šitą video, pasidalinti savo unikalią patirtim ir tiesiog būti savim. Leist savo nuspręsti, kas man yra tiesa, ką aš noriu patirti, kas man yra gerai ir kas yra galbūt negerai, bet iš tikrųjų gali būti paversta į kažką, kas man galbūt ir gerai. Bet koks negatyvus gali būti paversti pozityvą.